Sveiki atvykę į antrąją Elster registracijos dalį. Primenu, kad šiam etapui rekomenduojama naudoti kompiuterį, nes reikės atsisiųsti sertifikato failą. Jeigu jau gavote L laišką su aktyvavimo ID, laišką paštu su aktyvavimo kodu, galime pradėti antrą registracijos etapą. Pirmiausia, randame Elster atsiųstą L laišką ir paspaudžiame aktyvavimo nuorodą. Atsidariusiame puslapyje viršuje įvedame aktyvavimo ID, kurį gavote L paštu. Apačioje įvedame aktyvavimo kodą, kurį gavote laišku paštu. Tuomet spaudžiame Weiter. Kitame lange vėl spaudžiame Weiter. Tada pasirenkame Andere Login opcionės ir iš sąrašo pasirenkame Certificats Datei. Šiame lange turėsite sukurti slaptažodį. Pasirinkite slaptažodį, kurį lengvai atsiminsite, bet kuris bus saugus. Įveskite jį 2 kartus ir spauskite Jetzt erstellen. Kitame žingsnyje reikės atsisiųsti Certificats Datei failą. Labai svarbu, išsaugokite šį failą saugioje vietoje, geriausia atskirame aplanke. Šio failo reikės kiekvieną kartą jungiantis prie Elster. Išsaugoję failą spauskite Login. Prisijungimo lange viršuje pasirinkite Certificats Datei failą. Apačioje įveskite slaptažodį, kurį ką tik sukūrėte. Spauskite Login. Viskas. Elster registracija baigta. Nuo šiol galite prisijungti prie Elster sistemos, pildyti mokesčių deklaracijas, gauti laiškus iš Finansamt. Jeigu video buvo naudingas, užsiprenumeruokite kanalą.